Savo karjeros kelyje mes turime apsirašę rolės tam tikras ir tam tikrom rolėm, tam tikrom pareigybėm pas mus įmonėje vis tiek yra tam tikras mokslinis laipsnis reikalavimas. Kažkur tai užtenka aukštesnio, kažkur reikia aukštojo diplomo, kažkur jau reikia magistro studijų diplomo. Tai tas yra gradavimas toksai, aš suvokiu bent jau magistrą kaip pasaulėžiūrą, kad truputėlį tavo mąstymas yra platesnis, tu sugebi ir informacijos susirasti, ir mąstyti plačiau. Tai va, prideda tokį moralinį pliusą kandidatų naujam ateinančiam žmogui visą laiką. Jeigu jis magistrą pabaigia, tai jisai sugeba dirbti, sugeba daugiau įsisavinti informacijos. Statybos pati inžinerija kaip sritis, tai jinai yra labai plati, yra labai daug tos informacijos, labai daug teorijos. Galbūt jinai taip šiek tiek yra nuobodoka, galbūt jinai surašyta tiesiog ant popieriaus ir ją reikia skaityti, išmokti suvokti, suprasti ir taikyti, bet lygiai taip pat aprašyti yra visi kiti procesai ir verslo procesai, lygiai taip pat aprašyti dauguma yra tiesiog ta galbūt konstrukcinė, ta nuobodžia stilistika ir magistro, ypač magistro turbūt studijų metu išmokom studijuoti daug medžiagos, sugebėti atsirinkti, kas yra svarbiausia, kažkur pritaikyti, kažko nepritaikyti ir pasidėti šalį. Tai turbūt toksai didžiausias tas gabumas iš magistro studijų, iš bakalauro statybos inžinerijai. Aš ir pats ne visada dirbau projektuotoju, ne visada valdžiau projektavimo skyrių. Baigęs magistro studijas aš dirbau ir su energetikos objektais, labiau iš konsultavimo pusės, labiau iš verslo valdymo pusės, projektavau, skaičiavau įtempius, įražas, parinkinėjau medžiagas, braižiau, modeliavau, valdžiau gamybos projektus. Aišku, tai buvo pieno konstrukcijos, tai nebuvo kažkoks tai pieno pakelių gamyba, tai buvo konstrukciniai sprendiniai. Ir tuomet aš toliau vėl keliavau, vėl grįžau į projektavimą, dirbau grinai projektavimo įmonėj ir vėliau atsidūriau statikus, nes man buvo labai svarbu dirbti su statybos inžinerija, dirbti projektavimo srityje, bet turėti produktą. Nes kada tu dirbi be produkto, man tai atrodo yra sunkiau žymiai. Rasti savo vietą, rasti nišą, ką tobulinti. Turbūt irgi reikia palinkėti visiems, kad nebūtinai tu turi būti projektuotojas, nebūtinai tu turi būti projektavimo skyriaus vadovas, pabaigęs statybos inžineriją, bakalaurą ar magistrą, bet tu gali rinktis tam tikrai skirtingas, bet susijusias sritis tiek gamyboje, gamybos planavimas, visa technologija, gamybos, tas pats montavimas ir montavimo technologija. Tai yra tos sritis, kur statybos inžinerija tiek bakalauro, tiek magistro studijos atranda savo kelią. Kitas dalykas, kas yra svarbu, tai ne tiek, kiek daiktas gražiai atrodo, bet kaip jis iš tikrųjų dirba, kaip jisai veikia. Tai tam mes naudojam mūsų atmosferinio testavimo stendą, sukeliam slėgį, laistom vandeniu, žiūrim, ar mūsų elementai nepraleidžia, ar galime juos išvežti į objektą ir tolimesniam testavimam arba eksploatavimui. Tam, kad neturėtumėm kokybinių problemų, tai šitoje vietoje irgi mums labai svarbu tas mokslinė dedamoji rasti, kodėl, pavyzdžiui, keičiasi slėgiai, kur atsiranda plyšiai, kodėl atsiranda plyšiai, tas yra irgi dalis to mokslo. Vienas iš įspūdingesnių mūsų produktų vystomų ir turbūt labai kitoks negu prieš tai buvę ir pagrindinis mūsų produktas vis dėlto aliuminio fasadai, bet hibrido fasadas, ką mes matėm, tai yra aliuminis kartu su medžiu. Mums prideda tam tikrų tvarumo taškų, visa konstrukcija yra žymiai tvaresnė, bet taipogi prie šito produkto mes ką papildomai išvystėm, tai yra sensorika, įvairaus lygio, įvairių tipų sensoriai, kurie renka informaciją tiek patalpoje, tiek elemento viduje, tiek lauke. Ir pagal šitus surinktus duomenis mes kuriame algoritmus, kurie skirti predictive maintenance modeliui, kuris mums leis iš tikrųjų ateityje anksčiau numatyti bet kokius fasado pakeitimus, bet kokius galimus jo performanso parametrų praradimus.
Kai aš studijavau, tai buvo prieš gerokus 10 metų. Jau per 10 metų statybos inžinerija, bent jau mano akimis, pasikeitė labai stipriai, labai daug. Nes studijų esmė nėra išmokyti naujausių metodų statybos inžinerijos. Tai mano manimo studijų esmė išmokyti žmogų mokytis, išmokyti dirbti su informacija. Kita vertus, mes tą mokslinę dalį magistro naudojam tam darbe mūsų veikloje yra nemažai to tyriamojo darbo, tai nepaisant to, kad mes dirbam projektus ir atrodytų, kad mes tos projektus pradedam, padarom ir baigiam ir imam kitą, tai ne, lygiai greičiai to vyksta labai daug įvairių mažesnių veiklų, vidinių projektų, vieni kuria naujus produktus, ką mes galėtumėm ir pasiūlom rinkai. Kiti dirba su esamo produkto tobulinimu, kad mūsų produktas būtų efektyvesnis, tai yra nebūtinai, kad pigesnis, bet efektyvesnis, saugesnis, draugiškesnis aplinkai. Tai vat tie tyrimai, vidiniai ieškojimai naujų medžiagų, naujų būdų, jie nuolatos vyksta. Vat būtent žmonės, turbūt pavadinti su magistro diplomu, jie lankščiau prisitaiko prie to nuolatinio ieškojimo, kažkokio tais nežinomybės, prie naujų medžiagų, naujų teorijų, tai tas geriau veikia.